Sveiki, esu Marija Savanavičiūtė, kaip ir pristatė, esu Du Architects vyriausioji architektė ir projektų vadovė. Ir šios dienos mano tema yra, kaip teritorijos ar pastato atgaivinimas gali pakeisti žmogaus įpročius ir tradicijas. Pirmiausia, noriu paklausti klausimą, kas yra ikoniška architektūra? Ar tai yra tiesiog labai gerai žinomi pastatai pasaulyje visiems, kaip šis fone, Empire State Building, 102 aukštų, Art Deco stiliaus dangoraižis Manhetene, Niujorke? Ar tai yra išraiškingo tūrio ir formos, teisingos kompozicijos pastatas? Štai čia matot 2011 metais Pritzkerio architektūros premiją laimėjusio architekto iš Portugalijos Souto de Mora kūrinį, kuriame yra įsikūrusi meno galerija. Ar tai yra kažkas daugiau? Ar tai yra santykis su aplinka žmogaus veikla toje aplinkoje? La Fabrika yra apleista cemento gamykla, kurią 1972 metais atrado architektas Ricardo Bofill kartu su savo architektūros kūrybinė studija ir po metų ją nusipirko. Pradėjo rekonstrukcijos darbus, išvalė jo manimų nereikalingas pramoninio pastato dalis ir išlaikė visas išraiškingiausias šio pastato formas. Išlikusiuose stiluose įkūrė ofisus ir rezidencijas. Šiandien jums pristatysiu 4 pavyzdžius architektūros objektus, kuriuos kūrė Du Architects kartu su savo užsakovais ir bendruomenėmis. Pirmasis pavyzdys yra visų labai gerai žinomas kompleksas Aksominės kopas. Šis kompleksas yra Nidoje. Ir jisai visiems labai gerai žinomas ankstesniu savo pavadinimu – auksinėmis kopomis. Taigi grįžkime į 1945 metus, kuomet Antrojo pasaulinio karo metu visa Kuršių nerija ir visas Klaipėdos kraštas buvo nusiaubtas. Tuo metu Kuršių nerijoje buvo tik tai apleisti žvejų kaimeliai. Ir tik 1961 metais, susikūrus Neringos miestui, ši teritorija pradėjo augti kaip zona, kurie vystėsi labai daug naujų projektų, poilsio paskirties rūšies ir jinai pradėjo augti kaip kurortinė zona. Ir čia matote Auksinės kopas, dar senuoju pavadinimu, prieš rekonstrukciją. Šis pastatas pastatytas 1964 metais. Jo architektas yra Romualdas Šilinskas. Ir ši nuotrauka yra iš lankstinuko, kurį atradom. Ir jame yra parašyta apie šį projektą, kad auksinėse kopose labai daug jaunimo. Ir čia jau auksinės kopos po rekonstrukcijos. 1988 metais labai aiškiai matosi, kad tūrinė ir erdvinė kompozicija buvo išlaikyta, bet pakeisti pastato stogai. Jie tapo šlaitiniai. Ir kaip žinia, 2 dešimtmečius šis pastatas buvo apleistas. Tačiau labai gražu ir džiugu, kad jisai veikia privatiems renginiams. Jame 2016 metais įvyko architektūros studentų asamblėja EASA ir tada jau 2016 metais prasidėjo jo kapitalinio remonto projektas. Ir štai matote jau Aksominės kopas 2024 metais po rekonstrukcijos. Kas pasikeitė? Ar tik pavadinimas? Mes šiuo projektu norėjome parodyti ir išryškinti, koks šis kompleksas ir kokia yra unikali jo aplinka. Išlaikydami jo tūrį, laiptavimą, pristaikymą prie reljefo,
ritmingą langų dėliojimą, šlaitinių stogų formą, išlaikydami tą pačią funkciją. Centrinėme korpuse įsikūrė spa funkcija, visose likusiuose komplekso dalyse liko privatus poilsio paskirties apartamentai. Ir vidinėme kieme esančiame medinėme korpuse, kuris yra labai mažas, įsikūrė restorano funkcija. Kadangi šį kompleksą supa labai įspūdinga gamta, norėjome ją išreikšti per architektūrą ir naudojamas natūralias medžiagas. Fasadams naudojame plytą, čerpę, medinius apkalimus, medinės konstrukcijas ir visa ta spalvų paletė buvo tarsi surinkta iš gamtos. Atkūrėme lauko baseiną ir į jį dabar yra patenkama per vidaus baseino erdvę arba apeinant visą korpusą aplinkui, visą pastatą kompleksą aplinkui ir praeinant pro restoraną. Išlaikėme šlaitus, juos apsodinome Kuršių nerijai būdingais žoliniais augalais, įrengėme terasas medinės pirmose aukštuose, suprojektavome takus vedančius link pagrindinių įėjimų, o ten, kur nesinorėjo, kad žmogus eitų ir suteikiant šitiek privatumo gyventojams, supylėme jūrinio smėliu, tai dar vieną tokį gražų elementą iš Kuršių nerijos gamtos panaudojame projekte. Viduje taip pat stengiamės išlaikyti visą tą spalvų paletę iš lauko. Naudojame tas pačias plytas, medinius apkalimus, tas pačias medinės konstrukcijas. Ir dar toks momentas, kai jeigu būsite Nidoje, tai būtinai apeikite visą kompleksą iš išorės ir pastebėkite, kaip iš įvairių perspektyvų jis atsiskleidžia ir kaip įsilieja į aplinką. Antrasis pavyzdys – Preilos gelbėjimo stotis. Tikriausiai irgi visiems labai gerai žinomas projektas yra statytas 1984 metais ir 2016 metais įvyko jo renovacija. Šis projektas yra ypatingas tuo, jog yra gelžbetonio konstrukcijos. Tuo metu Neringai buvo nebūdinga ir kiti, tarkim, Juodkrantės ir Nidos gelbėjimo stočių pastatai buvo laikinų konstrukcijų. Šio pastato siluetas tarsi primena burę. Ir ką mes norėjome dar labiau išryškinti, tą burės formą, nudažydami visą pastatą baltai. Ir einant link pastato atsiveria tarsi vartai į jūrą. Ir kad jie būtų dar tokie švaresni, mes perkeliame pagrindinius laiptus, kurie veda į gelbėtojų patalpą į kitą pusę. Taip pat pirmame aukšte įrengėme baro funkciją, norėdami pritraukti kuo daugiau lankytojų į šią vietą, o antrame aukšte palikome gelbėtojų funkciją. Ir suprojektavome laiptuotą terasą žmonėms, sukūrėme tokią visuomeninę erdvę ir ši vieta tapo labiau matoma ir buvo pradėta naudoti renginiams, stovykloms ir panašiai, jinai tapo gyva. Trečiasis pavyzdys yra Melnragės surfstotis. Melnragė yra tas kraštas, kur uostas, Kuršių marios jie skiria nuo Baltijos jūros ir jau va čia Klaipėda susitinka su Baltijos jūra. Ilgainiui jisai buvo labai pamirštas ir apleistas, toks nesaugus. Anksčiau šiame pastate buvo radiotechninė stotis ir ją taip simboliškai visi vadindavo anteninė. Šią vietą anksčiau buvo pastebėję banglentininkų bendruomenė. Jie čia organizuodavo stovyklas. Ir kadangi šioje vietoje tos gamtinės sąlygos tokios, kad bangos tos vandens svoris taip susimuša, kad šioje teritorijoje bangos bene yra didžiausios Baltijos jūroje.
Ir kiekvienais metais banglentininkų bendruomenė čia organizuodavo stovyklas ir vis dažniau burdavosi aplink Anteninę. Mes minimaliomis priemonėmis nudažėme silikatinių plytų fasadą, ryškiai raudona spalva, išplėtėm terasą kaviniai, suformavom turėklą stiklinį apsaugai nuo vėjo. Ir taip šioje vietoje pradėjo burtis žmonės. Pamažu ir ne tik banglenčių mėgėjai, bet ir jūros pramogų mėgėjai, žmonės, kurie mėgdavo stebėti praplaukiančius laivus, čia pradėjo burtis. Net patys klaipėdiečiai atrado šią vietą iš naujo ir jiems kažkaip pasidarė nebegėda čia kviesti savo svečius ir ją pradėjo naudoti bet kurio paros metu. Taip pat čia pradėjo plėstis ir kiti privatus restoranai, kavinės. Ir tuo labiau, kad buvusi žiauriai nedidelė banglentininkų bendruomenė taip pat augo ir šiuo metu ne tik lietuviai atvažiuoja čia į čempionatus, atvažiuoja čia mokytis vandens sporto ir dalyvauti stovyklose, bet ir žmonės iš užsienio. Ketvirtasis pavyzdys – Svencelė. Svencelė yra teritorija netoli Klaipėdos. Kitoje pusėje iš Svencelės matomos negyvosios kopos ir juodkrantė. Ir šią teritoriją 2005 metais pastebėjo vienas žmogus. Jis iškart pamatė viziją, svajonę sukurti čia miestą ant vandens. Šioje teritorijoje anksčiau veikė ančių ferma, kuri buvo apleista, su apleistais ūkiniais pastatais, sandėliais, tvenkiniu, kuriame plaukio antis. Ir ši teritorija jau ir anksčiau buvo pastebėta jėgos aitvarų mėgėjų, kurie čia atvažiuodavo savo nameliais ant ratų, apsistodavo, gaudydavo vėją. Ir 2010 metais čia atsirado konteineriai, kaip toks pradžios taškas vystytis šiai teritorijai. Tai nebuvo kaip užsakovo svajonė, bet tai buvo kaip prekinis ženklas ir tokia pati pradžia toliau čia kažkam vystytis ir veikti. Taigi pamažu kasėsi ir formavosi kanalai, statėsi pirmieji namai, statėsi daugiau namų ir kasėsi vis daugiau kanalų. Kanalai buvo pradėti naudoti ne tik kaip laivelių pasiplaukimo vieta, bet ir statybininkai jais plukdindavo statybinės medžiagas nuo vieno objekto iki kito. 2020 metais pasistatė pirmasis tiltas per kanalą į dirbtinę salą. Ir šis momentas tapo tokiu reikšmingu, kuomet susikirto vandens ir sausumos keliai Svencelėje. Ir teritorija toliau vystosi, statosi vis daugiau namų, formuojasi vis daugiau salų, statosi vis daugiau tiltų. Gražu, kad auga ne tik visas tas miestas ant vandens, bet ir plečiasi bendruomenė. Ši vieta tapo pamėgta ne tik žmonių, kurie mėgsta jėgos aitvarų sportą, bet ir kurie myli vandenį bei laivus. Šis projektas dar nėra baigtas, jis vis dar tęsiasi jau bene 20 metų. Ir ko mes išmokom iš jo, kad jisai yra labai brandus, labai auginantis. Ir dabar mes tikrai jau galime jį vadinti miesto ant vandens. Ir dar nežinome, kiek iššūkių mums šitas projektas atneš, bet labai džiaugiamės, kad mes tiek daug iš jo išmokom. Taigi, pristačiau jums visus 4 pavyzdžius, kuriais norėjau parodyti, kaip skirtingai gali atsiskleisti ikoniškumo sąvoka architektūroje. Kaip veikia pastatai ir teritorijos prieš ir po. Auksinės kopos – tai projektas, kuris atsiskleidė per savo unikalią aplinką,
ir gamtą. Preilos gelmių stotis parodė, kaip pamiršta ir nenaudojama teritorija gali pasikeisti, kuomet mes sukuriame joje viešą funkciją, viešą erdvę. Melnragės surf stotis parodė, kaip gali atgimti teritorija, kuomet ją prikelia tarsi bendruomenė, o Svencelė tai vieno žmogaus vizija ir įrodymas, kiek žmogus gali daug. Ačiū.